Labadiena, žiūrite naują laidą lietuvių kalba Stačiatikių Lietuva. Šiandieną matysite. Mikniškėse prasidėjo pasirengimas naujos Švenčiausiosios Trejybės cerkvės statybai. Šimtai Lietuvos stačiatikių bažnyčios tikinčiųjų pagarbino Počajevo Lauro šventenybės. Vilniuje su brolišku vizitu lankėsi Lenkijos stačiatikių bažnyčios Balstogės ir Gdansko arkivyskupas Jakovas. Šventosios dvasios vienuolyne vyko kasmetinis sekmadieninių mokyklų mokinių teologijos turnyras. Visagino paaukojimo Panteleimono šventovėje vyko tradicinis koncertas paroda Sretensko susitikimai. Ir apie viską išsamiai. Stačiatikiai įžengė į didįjį gavėnios laikotarpį. Išvakarėse, atsiprašymo ir atleidimų sekmadienį, tikintieji prašė vieni kitų atleidimo, kad nusižengimų našta netrukdytų pasninkui. Apie gavėnios prasmę papasakojo Šventosios dvasios vienuolyno dekanas igumenas Antonijus. Praėjo pasiruošimo savaitės ir atėjo didysis gavėnios laikotarpis. Dieną prieš tai atsiprašymo ir atleidimo sekmadienį tikintieji prašė vieni kitų atleidimo, kad į didžiąją gavėnę įžengtų apvalyti nuo nusikaltimų naštos. Šį paprotį senovėje įtvirtino Egipto vienuoliai, kurie prieš pasitraukdami į dykumą gavėnios laikotarpį prašydavo savo brolių atleidimo. Ilgainiui ši tradicija perėjo į visos bažnyčios sielovadą. Šventosios dvasios vienuolyne Vilniuje atleidimo apeigai vadovavo Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus. Atleiskite man, mylimi tėvai, broliai ir seserys, nes aš nusidėjau per visas savo gyvenimo dienas žodžiais, darbais, mintimis ir visais savo jausmais. Dievas, kuris yra geras ir gailestingas žmonėms, tegul atleidžia ir pasigaili mūsų visų. Šventosios dvasios vienuolyno dekanas igumenas Antonijus sako, kad gavėnios prasmė pasirinkti Velykoms. Gavėnios metas yra tinkamas laikas pažvelgti į savo gyvenimą, susimąstyti, pabandyti su Dievo pagalba ką nors pakeisti. Pasak igumeno Antonijaus, svarbiausia tai pamatyti savo nuodėmes, o maisto apribojimai nėra savitikslis dalykas. Maisto ribojimas nėra savaiminis tikslas, tai padeda giliau susimąstyti apie gyvenimą, pažvelgti į savo sielą. Igumenas Antonijus papasakojo apie gavėnios etapus, kurie laipsniškai rengia mus Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventei. Pirmoji gavėnios savaitė baigėsi stačiatikybės iškilmėmis, antroji Grigaliaus Palamos sekmadieniu. Trečiasis sekmadienis kryžiaus pagerbimo sekmadienis, kai cerkvėse išnešamas ir pagerbiamas kryžius. Ketvirtoji savaitė baigėsi knygos apie kovą su nuodėmėmis autoriaus vienuolio Jono Klimako sekmadieniu. Penktoji savaitė baigėsi sekmadieniu skirtų Marijos Egiptietės garbei. Kitas sekmadienis – verbų sekmadienis, paskui didžioji savaitė, o Velykos jau visai čia pat. Šventosios dvasios vienuolyno dekanas sako, kad pasninką geriau pradėti nuo mažų dalykų. Dalykas tas, kad mūsų kūnas neturėtų dominuoti sielai, nes dėja dažnai atsitinka taip, kad kūnas yra pirmoje vietoje. Pasninkas duotas tam, kad pradėtume klausyti sielos, o ne savo kūno, kad žmogus vadovautųsi protu, sąžine, kad siela įsakinėtų kūnui, o ne atvirkščiai. Vienuolis sako, kad norint ką nors pasiekti, reikia laipsniškumo ir kasdienių pastangų. Mikniškėse bus pastatyta nauja cerkvė Švenčiausiosios Trejybės garbei. Jau vyksta pasiruošimas statyboms, pradėtos rinkti aukos. Mikniškių stačiatikių bendruomenė yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Medinė cerkvė iš pradžių buvo pastatyta Koreckių dvare kaip namų cerkvė. Ji negalėjo sutalpinti bendruomenės narių ir piligrimų. Kuomet dvaro savininkai vyskupui palaiminus nuvyko į Optą ir paprašė dvasingųjų tėvų palaiminimo statyti naują cerkvę, jiems buvo pasakyta, statykite kuo didesnę. Čia katalikiškas kraštas, jie statė tik savo šeimai, todėl pastatyta šventovė jiems atrodė labai didelė. Tačiau atvykus tėvui Pontijui paaiškėjo, kad bendruomenė į ją netelpa.
Šventovė buvo sujungta su varpinė išplėsta, tačiau tikintieji iki šiol priversti stovėti lauke. Jau 2016 metais ankstesnis klebonas archimandritas Leonidas Gaidukevičius pradėjo rengti naujos Trejybės cerkvės projektą. Dabar, palaiminus hierarchui valdytojui, prasidėjo topografiniai darbai ir projekto derinimas prie reljefo. Vladimiras Ivanovičius Tarchanovas, karininkas, kuris rūstų 91 sausį, ragino nevykdyti nusikalstamų įsakymų ir nešaudyti į beginklių žmonės. Už tai jis buvo atleistas iš kariuomenės, o Lietuvos valstybė apdovanojo jį Vyčio kryžiaus ordinu. Jau 25 metus jis gyvena Mikniškėse, vadovauja sekmadieniniai mokyklai. Dievas mane čia atvedė, sako jis, ir džiaugiasi, kad naujos cerkvės statyba pasistumėjo į priekį. Sekmadieniais ir ypač per šventės daug žmonių turi stovėti kieme. Jau seniai reikėjo statyti naują šventovę. Tėvas Leonidas svajojo, kad šventovė stovės būtent šioje vietoje. Kartais pasakė, kaip aš norėčiau spėti pamatyti bent pamatus. Naujoje šventovėje tilps iki 350 žmonių. Ją nuspręsta statyti ant kalvos už naujųjų kapinių. 3 šventyklos pusėse siūloma patalpinti 3 ypač gerbiamas Mikniškėse Dievo motinos ikonas. Iberijos rytinėje pusėje, Kazanės pietinėje, o duonos gausintojos šiaurinėje. Projekto autorius architektas Dmitrijus Borunovas, tas pats, kuris suprojektavo šventovės Klaipėdoje ir Palangoje. Naujojoje cerkvėje planuojama tarnauti sekmadieniais ir švenčių dienomis. Dabartinė visų liūdinčiųjų džiaugsmo ikonos cerkvė liks veikianti ir užbaigus Trejybės cerkvės statybą. Ši šventovė neliks apleista, joje planuojama tarnauti darbo dienomis. Nauja šventovė bus statoma bendromis jėgomis, jau pradėtos rinkti aukos. Mes pasitikime Dievo pagalbą ir gailestingumu, o kartu prašome žmonių padėti, kiek tik gali. Esu tikras, kad atsiras žmonių, kurie neliks abejingi ir padės mums statyti šventovę. Visi norintys prisidėti prie kilnaus šventovės statybos darbo gali pervesti savo aukas į Mikniškių parapijos sąskaitą. Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus vadovavo dieviškai liturgijai Šventosios dvasios vienuolyne. Po liturgijos jo eminencija meldėsi už Dievo globojamą Lietuvos valstybę, jos žmonės, valdžią ir kariuomenę. Lietuvos stačiatikių bažnyčios vadovas taip pat meldė greitos karo Ukrainoje pabaigos. Viešpatie Jėzau Kristau mūsų Dieve, viso gailestingas ir dosnumo Dieve, tavo malonės neišsemiamos ir neišvelgiama meilė žmonėms gelmė. Kreipiamės į tavo didybę Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šiandien nuolankiai dėkojame tau viešpačiui, valdovui ir geradariui. Šloviname tave, giriame tave, aukštiname tave už tavo gausias malonės, kurias patiriame. Taip pat nuolankiai dėkojame už visas geradarystės suteiktas Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Šimtai tikinčiųjų meldėsi prie Počaivo Lauros šventenybių, kai jos buvo atgabentos į Lietuvos stačiatikių bažnyčios šventovės. Šventojo Jobo Počaiviečio ikonos su dalelėjo relikvijų ir tikslios Počaivo Dievo motinos ikonos kopijos piligrimystė neatsitiktinai prasidėjo Vilniaus Paraskevės cerkvėje. Joje palaiminus Vilniaus ir Lietuvos metropolitui Inokentijui meldžiasi ukrainiečių stačiatikių bendruomenė, kurią daugiausia sudaro pabėgėliai ir kurios sielovada rūpinasi ukrainietis kanoninės bažnyčios kunigas. Vasario 18-ąją relikvijų atnešimų į Paraskevės cerkvėje dieną ukrainiečių bendruomenėje lankėsis metropolitas Inokentijus, prie relikvijų atliko šlovinimo pamaldas. Po jų į tikinčiusius kreipėsi ganytojo žodžiu. Šiais sunkiais laikais turėtume būti artimesni vieni kitiems, reikšti meilę ir gailestingumą aplinkiniams. Mes gyvenantys Lietuvoje taip pat stengiamės matyti kenčiančius žmonės, užjausti juos ir padėti jiems, kuo galime. Iš Paraskevės cerkvės relikvijos iškeliavo į Kauną, Šiaulius, Tauragę ir Klaipėdą. Visur prie ikonų vyko pamaldos, o tikinčiųjų srautas prie relikvijų nenutrūkdavo. Klaipėdoje Visų šventųjų parapijoje relikvijos išbuvo iki kovo 12 dienos. Čia tikinčiųjų susirinko kaip per Velykas.
Tarp jų ir vietiniai, ir pabėgėliai iš Ukrainos, ir piligrimai iš Latvijos. Sužinojome, kad iš Vilniaus atveš ikonas, kurios buvo atvežtos iš Ukrainos 39 metais. Ir visiems pasakojame, mama, vaikai, aš, mano draugė, visi atėjome jos pagerbti. Namuose mums nepavyko aplankyti Počaivo Lauros, bet Klaipėdoje toli nuo tėvynės įvyko toks stebuklas, atvežė šventenybę ir mes ją aplankėme. Mano siela sudrebėjo, širdis ėmė plakti ir aš nusprendžiau, kad ir kas be nutiktų, atvyksiu. Rugpjūčio 7 dieną su 20 žmonių grupe buvome Klaipėdos Mikalojaus ir Globos cerkvėje, o šiandien esame čia. Garbė Dievui, jaučiu didelę Dievo motinos pagalbą. Ačiū viešpačiui Dievui, kad mums teko garbė patirti šią malonę Lietuvoje. Ją galima pajusti per pamaldas. Melsdamas jaučiau, kaip per kūną bėga šiurpuliukai. Toks jausmas, lyg būtume savo šalyje, tai lyg dalelė mūsų tėvynės. Ačiū, kad suteikėte klaipėdiškiams tokią galimybę prisiliesti prie šių šventenybių. Tai didelis įvykis. Patys matote, kiek daug žmonių. Kelias dienas ikonos buvo mūsų šventovėje, o žmonių srautas nemažėjo. Tai didelė šventė. Paskui ikonos grįžo į savo nuolatinę buvimo vietą – Marijos Magdalietės vienuolyną Vilniuje. Kovo pradžioje Vilniaus ir Lietuvos metropolito Inokentijaus kvietimu į Vilnių su brolišku vizitu atvyko Baltstogės ir Gdansko arkivyskupas Jakovas, atstovaujantis Lenkijos stačiatikių bažnyčiai. Kovo 3 dieną, sūnaus Palaidūno savaitė, arkivyskupas Jakovas kartu su Trakų vyskupu Ambrosijumi, vienuolyno ir Lietuvos stačiatikių bažnyčios dvasininkais koncelebravo metropolitui Inokentijui dieviškoje liturgijoje Šventosios dvasios vienuolyno katedroje. Baigiantis liturgijai, hierarchai atliko Vilniaus šventųjų kankinių šlovinimo pamaldas. Metropolitas Inokentijus savo ganytojo žodyje sakė, kad broliški Lenkijos ir Lietuvos stačiatikių bažnyčių santykiai stiprėja, o bendradarbiavimas duoda gerų vaisių. Arkivyskupas Jakovas davė didelį interviu laikraščiui Stačiatikių Lietuva, kurį galima perskaityti kovo mėnesio laikraščio numeryje. Kovo 11 dieną Vilniuje Šventosios dvasios vienuolyne vyko kasmetinis teologijos turnyras sekmadieninių mokyklų moksleiviams, kurį organizavo Lietuvos stačiatikių bažnyčios jaunimo skyrius. Jau daugiau kaip 20 metų rengiami jaunimo teologijos turnyrai, kuriuose dalyvauja sekmadieninių mokyklų mokiniai iš viso šalies. Ir šį kartą buvo visų 5 mūsų bažnyčios dekanatų atstovai. Dalyvavo 7 komandos, kiekvienoje po 7 dalyvius. Palaikyti savo auklėtinių atvyko sekmadieninių mokyklų mokytojai ir tėveliai. Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipėsi į vaikus palaikymo žodžiais. Sakyčiau, net ne visi suaugusieji yra pasirengę tokiai užduočiai. Ne visi gali su jie susidoroti. O jūs tokie jauni, bet jau sukaupę žinių apie bažnyčią. Ir visa tai todėl, kad esate stačiatikiai, o tikėjimas padeda įveikti įvairiausius sunkumus, įskaitant intelektinius. Turnyro dalyviams buvo užduodami įvairūs klausimai apie bažnytinių reikmenų pavadinimus, bažnyčios istoriją, taip pat apie šventąjį raštą. Vaikai pradeda visko domėtis, nori dalyvauti, nori susitikti, tai įkvepia ir mokytojus, kurie dažnai sako, kad jaunuoliai nėra pakankamai motyvuoti ir patys dėl to randa kitų pramogų. Vaikai įsitraukia į pažinimo procesą, jiems įdomu įgyti žinių, nes supranta, kad turės galimybę jas atskleisti kitiems. Patys vaikai sako, kad teologijos turnyras jiems yra ne tik sekmadieninėse mokyklose įgytų žinių patikrinimas, bet ir galimybė susirasti naujų draugų. Man patinka, kad galime susirasti naujų draugų. Man patinka dirbti komandoje. Tai naudinga bendravimui ir tobulėjimui. Man patinka, kad reikia pačiai surasti įdomių faktų apie šventuosius ir apie juos papasakoti. Turnyre pralaimėjusiųjų nebuvo. Komisija apdovanojo visus dalyvius. Pagrindinis prizas – piligriminė kelionė į užsienį. Galiausiai žiuri paskelbė nugalėtojus. Занева команда Романовские вестники. Daugiausia taškų surinko sostinės Konstantino ir Michailo šventovės komanda. Nugalėtojų komandos kapitonas padėkojo turnyro organizatoriams. Jūs surengėte puikų renginį. Viskas labai šauniai pavyko. Visiems labai patiko.
Kovo 11 dieną sostinės viešbučio Domus Marija patalpose vyko Lietuvos Stačiatikių bažnyčios jaunimo reikalų skyriaus organizuota užgavėnių šventė. Užgavėnių savaitės pradžios proga kartu su visais norinčiai švęsti užgavėnės ir ruoštis didžiajam gavėnios laikotarpiui susirinko kaiminystėje vykusio teologijos turnyro dalyviai. Įėjimas buvo nemokamas. Šventės programą sudarė pasirodymai, žaidimai, rateliai, šokiai, dainos ir teminiai pokalbiai. Užgavėnių savaitė, liaudiškai vadinama užgavėnėmis, truko iki kovo 17 dienos ir baigėsi paskutinė pasiruošimo gavėniai diena – atsiprašymo ir atleidimo sekmadienį. Kovo 15 dieną gavėnios išvakarėse paaukojimo Panteleimano šventovėje Visagine vyko tradicinė dvasinės muzikos, poezijos ir meno šventė Sretensko susitikimai. Jau 22 kartą tradicinis Stačiatikių meno festivalis subūrė sakralinės muzikos gerbėjus į Sretensko susitikimus. Koncerte dalyvavo Visagino Stačiatikių cerkvių chorai, taip pat sakralinės muzikos katalikų Lenkų ir lietuvių Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčios chorai. O juk simboliška, kad skirtingų konfesijų tikintieji susitinka kartu šlovina viešpatį. Jau daugelį metų po mūsų šventovės skliautais vyksta klasikinės muzikos koncertai, kuriuos atlieka Visagino kūrybos ir menų akademijos dėstytojai ir jaunieji muzikantai. Trio Žara buvo tikra koncerto puošmena. Visaginą Dievas apdovanojo daugybę įvairiausių talentingų žmonių. Turime daugybę menininkų, nuostabių muzikantų ir puikių atlikėjų. Beveik visa, ką matote aplink, yra pagaminta Visagino amatininkų. Nuostabų vakaro koncertą vainikavo mūsų brangių svečių Jungtinių arkivyskupijos vyrų choro pasirodymas. Klaipėdos visų šventųjų cerkvės varpai nuo šiol skambės ypatingai. Parapijiečiai sako, kad dabar kojos juos pačios veda į pamaldas. To priežastis – naujas parapijietis iš Ukrainos, kuris pats pasisiūlė būti varpininku. Šis skambinimas yra tikras menas, jis užburiantis, jis pakelia nuotaiką ir sukelia norą bėgti į šventovę. Nebūtina, kad varpininkas turėtų absoliučią muzikinę klausą, tačiau tikėjimas Dievu yra būtina sąlyga. Pavelas, Klaipėdos visų šventųjų cerkvės varpininkas, lipa į varpinės bokštą taip, tarsi koptų į dangaus karalystę. Jam varpų skambinimas tai malda. Dirbau laivų gamykloje ir vaikščiodavau į kitą šventovę. Tuomet pradėjau lankyti psalmyno skaitimo kursus. Šioje parapijoje ir sužinojau, kad čia nėra varpininko. Paprašius vyskupo palaiminimo, dabar stengiuosi tarnauti, atlikti tai, kas man patikėta. Pavelas išmoko skambinti varpais savo tėvynėje Ukrainoje. Buvau Nikolajevo miesto Švento Jurgio nugalėtojo cerkvės parapijietis ir taip atsitiko, kad man paskyrė šią tarnystę. Klebonai palaiminus, aš pradėjau mokyti skambinti. 7 šventovės varpus Pavelas suderino, pakeitė jungtis. Šiek tiek pakeičiau varpų tvarką ir įtempiau sijas, taip kad galėčiau viena ranka skambinti visais varpais. Rezultatas nereikalauja paaiškinimo. Dabar parapijiečiai sulėtina žingsnį, sustoja pasiklausyti virš miesto skambančio varpų garso. Ir tampa aišku, ten varpinės bokšte yra žmogus suradęs savo vietą. Ir pabaigai keletas bažnytinio kalendoriaus datų. Kovo 27 Teodoro Dievo motinos ikonos Romanovų giminės ikonos diena.
Kovo 31 dieną švenčiamas visų šventųjų Kijevo Pečerų tėvų susirinkimas. Balandžio 3 žymaus asketo Serafimo Virickiečio atminimo diena. Balandžio 7 dieną viena iš 12 pastovių metų švenčių apreiškimas švenčiausiai mergeliai Marijai. Balandžio 8 Arkangelo Gabrieliaus susirinkimas. Dievas šį angelą pasirinko paskelbti didįjį sūnaus įsikūnijimo džiaugsmą mergeliai Marijai, o kartu ir visiems žmonėms. Mūsų laida baigėsi. Ačiū, kad buvote su mumis ir iki pasimatymo. Sudie.